tada duosiu kuperą. Arba pala, ateisiu pas tave, galėsi vieweriam pristatyti savo bazę. Ai, na gerai. Palauk, kaip tik daina baigęs, aš užpauzinu song requestus. Bet reikia pasitikti, nes aš ir kiemą parodysiu, nu viską, žinai, kaip pas mane viską. Gerai, aš ateinu. Aš tai pasitiksiu. MTV Cribs. MTV Cribs, jo. Pažiūrim, Hebra, Elkomas dabar, aš prieš tai rodžiau, bet Elkomas dabar gal pats galės šiek tiek papasakot, ką jis čia bandė padaryti ir kodėl jiem tai nesigavo. Geras šovė, ne Elkomai, tokį netikėtą, ble, tokį, į pašonę, į kepenis tiesiai. Man Pegaso gaila, bet tuo pačiu ir ne, jis žinokit, nežinau, man tai jis yra legenda. My god, Midgardai, kur tu ateini? Nu, Hebra, žiūrėkit, Elkoms pristatys savo daiktą, kuris jam nesigavo. Jis labai stengiasi. Ką reiškia nesigavo? Tu pažiūrėkit, kaip jis atrodo, what the fuck. Tu čia dar nieko nematai? Tu pažiūrėk, kaip tu atrodo, Elkomai. Nu, kaip tai? Labas, Miglė. Hello. Labas. Taigi, sveiki atvykę į mano krybą. Šiandien apžiūrėsime viską. Nu, gerai. Pradėkime nuo mūsų medžių. Čia yra kas per medžių, Elkomai, papasakok. Tai yra gumos medžiai. Gumos medžiai. Jie augina razinas ir tada nurink ir tada padarai gumaišių. Jo, aš šiek tiek kitokius naudoju, Elkomai, nežinau, ar matai pas manęs, pas mane kertant medžius jie išmeta rubberį. Nu, aš nusirenku, ateinu, nusirenku. Čia dar kitko gal net įdomu, kas FTB žaidžia ir nežino kaip gauti. Aš galiu trumpai dar papasakoti. Aš galiu parodyti. Aš parodysiu tik itemą, kokio reikia. Ai, nu tai aš pala, kaip ten tap vadinasi, tap? Tritap. Va, reikia šitokią itemą turėti. Jisai kraftinas labai paprastai iš vudo, ane? Ir va, turi tą itemą. Ir va, ant medžių būna tokie va geltoni tokie va šūdai. Sakai tokie. Sakai, jo. Taip ir eini prie tų sakų, nu, Elkomai parodė. Paspaudė dešinę ir jis išgriūna. Jo, ir tas sakas iškrenta ir paskui tu tuos sakus dėdi į furnisą, kepi ir gaunasi rubberis. O tie sakai vėl atauga po kurio. Jo, jie paskui toje pačioje vietoje vėl atsiranda. Taigi einam toliau. Čia mes matome šiek tiek pradėjusi aukti. Krūski, I like big butts and I cannot lie. Šitągi. O, čia šitos vietos aš nemačiau. Krūmų ferma, žinai. Čia va yra uogytės, čia visur uogytės. Jo, jūs gali nusiskinti ir suvalgyti. Čia tik tai eksperimentinės tokios uogytės, žiūrėsim, kas čia gausis iš jų. Jos netgi efektą turi. Ok, žiūrėsim, kas čia pardavė. Tai yra šiokios tokios kasyklos, į kurias aš nebuvau įlindęs niekad. Čia Miglė spėjų padarė, ne? Mano geresnis. Aš mačiau ten tavo tas kasyklas. Ne geresnės nei ką. Nieko vertas, Miglė, aš sutinku, žinau. Palauk, jis padarė ten, kur aš sakiau, kad nedarytų. Ten bus kambarys, jis kasyklas išsikasė, random skylę padarė vidurį kambarį. Sienoje, ne? Nu, rodas. Kitaip nepadarė. Eik, tu nafik, I'm so fucking dead. Nu va. Miglė, tarp kitko, Krūski, matai čiate, jinai irgi mergiotė, jūs gali draugės būti. Aha. Tai va, žodžiu. Koks vardas? Krūelski, pažiūrėk, servas žaidžia. 4 experience šitas krūmas. Čia experience krūmai, jo. Na ir einame pačią chatą, čia yra čestai tiesiog random. Čia va visokios šūdo komas susidėjęs, čia tipo free. Nu čia laikina. Bet čia galima imti viską. Ne, negalime. Nu bet aš jau paėmiau. Nu, einam toliau, nesvarbu, einam toliau. Taigi, einam toliau. Čia matome galvą viršui zombulą. Nu. Čia, nežinau, čia irgi random čestas, kuris paskui dings iš šiandien. Nu, čia mūsų brewing standas, čia kur kažką bandžiau. Man atrodo, čia Miglė gyvena, taip priengi, taip. Na, jo, panašiai. Nes čia lova, taip tas, va, brewing standas yra vilys. Rohaivas, nežinau. Jeigu užpisa Miglė, tai bitės paleidė, ne? Jo. Nu, gerai. Einam toliau. Čia yra mano kasyklos kambariukas. Sveikas, sponsoriau. Kasyklos kambariukas. Tu čia vadini kasyklom.
Nu, tu nematai, mala, čia myglė užstato visies. Nu taip, nes ten bus kambarys. Nu, čia galim nušokti žemyn ir ten... Nes man atrodo, kad čia tikrai būtų puikus kambarys, o tu čia alkom kažkokį šūdą iškas. Nu, bet čia nebuvo kambarys. Čia galim toliau eiti, čia nais yra portalas. Aš mačiau, čia nedėrio portalas. Jo, čia myglė ir kažką kimyčins. Ai, čia nais bus kambarys, kurį eini ir čestai atsidaro iš visų pusį, kraščiai. Aha. Bet jūs žinot, kad ta prasme šitą modę nebūtina čestus turėti. Nu, ta prasme. Nu, tu gali ten MI sistemas daryti, kur ten duomenim verčia itemus ir jos paskui tiesiog išsitraukia iš vieno kubo. Taigi, tęsim mūsų aprodymą. Ok, gerai, Čestai. O, Krulski! Hey, labas, Krulski. Hey, Krulski, if you're watching the stream, hey. Čia mes turim kambarį, kur visa magija. Aha, nu čia magija. Tai pradėkime nuo pradžio. Tai tu čia su miglė dulkinės. Hey! Nu, okei. Čia prie šitą pečiuką šiltą. Prie šitą šiltą. Ką jis čia daro, žiūrėk, Blast Furnace, papasako gal komai. Blast Furnace yra tam, kad iš irono išgaminti stylą. Bet esmė ta, kad jam reikia būtinai charcoal'ą. Nežinau kodėl, bet nu vat būtinai charcoal'ą reikia. Tai aš čia gaminau, bet nebaigiau. Jo, čia gauna stylas. Nu super, Midgard is a pedo. Well, no shit, Sherlock. Multi-block dalykas. Aha, multiblok. Ok, nu, kas čia dabar alkomai? Čia yra čestas, kur sudėdi visus savo orės. Ir jos tiesiog... Nu, čia prasuka, ne, kaip ir pas mane. Nu, jo. Čia tau biškai tamso iš visos dadėjau. Ten mano visa sistema yra už to daiktą. Pažiūrėk, alkomai, kas yra Electric Kinetic Generator? Kas čia yra? Ir Turning Table, ką jie daro? Dabar tai. Turning Table, jisai apdražė tavo ten virkutį. Aš žinau, ką apdražė. Nu, ten tokį iron dalyką įdedi ir tada jį gali apdrožti. Įdedi geležį savo ir tada, nu, supratau. Nu, čia va šitam daiktui, kad pagaminti reikėjo man. Ai, tai tu drilo turi? O, šalkomai. Nu, okei, čia labai advanced. Čia nais paprastas esi generatorius, kurį to jau greit pakeisime į geotermalinį generatorių. Geoterminį generatorių. O kodėl tu, žiūrėk, nepasirinkai tą tokį avirukas, iki jeigu eini miegot. Kodėl tu nepasirinkai tokio girdi, nu, švaraus energijos gavimo būdo, kaip aš, pavyzdžiui, aš su saulės energija. Iš tikrųjų, esmė tame, jog, tipo, man pocha ant gamtos, man svarbu, kad mano biznis klestėtų, ne? Alkomai, tai tu lopas esi, taigi mes visi čia nutrokšim nuo tavo bezdalų. Klės, man svarbu mano biznis klesti, gerai, viskas. Kokią naudą iš tavo biznį, jeigu mes visi dead būsim? Bet biznis bus. Taigi, nu čia Maseratorius. Hopsas iš vis saloj gyvena, Hopsą užtvindyt gali. Nu taip, globalinis užšilimas bus. Jo, tai čia įdomu šį mechanizmas, Metal Formeris yra. Krūskiai, Jezus Marija. Nu, Metal Formeris, jisai pleitus daro. Nu jo, tai pleitus. Blemba, man šito reikia, girdi, nes... Eik, tu man kaip šito reikia, nes aš su tais ranka darau, girdi. Jo, o čia nais viską jis padaro elektroniškai. Bet aišku, užtrunka ilgiau. Ten su rankinis, ten paspaudi, tu viskas sekas tvarka. Čia nais, nu... Nu, bet tai tu palieki galvos, nesakyk. Jo. Na, čia elektrika, nu, čia jau. Čia šitas čestas atsinešiau iš kažkokios labai slaptos vietos. O kas čia, aš prieš tai buvau užtikęs, kuom šitie čestai skiriasi nuo paprastų čestų? No, fucking idėja, jie turi kažkokį sušiktą labai UI, kuris labai šudnai atrodo ir... Jo. Jo, tiek ir skiriasi. O kas čia, pattern chestas? A, nežinau, kas čia yra. Nu, čia, kai meltinė, gali įrankius įvairius pasidaryti iš tų pattern. Na, čia turbūt geras, taip. Čia šiukšlių visokių, ne, va čia tie patternų tu jau pridaręs, aš matau. Nepridaręs, ir čia juos atradau. Ai, surinkai. Ja, nu ir ką, žinau, čia va, kambarys daras paviški, čia jis bus toks didelis, žinai, ten viena pusė, aišku, dar nereik tas vietas čia tiek daug, bet... Nu, alkomai nežinau, ką čia tau pasakyti, iš tikrųjų, nei daug, nei mažai, žinai. Man tai patiko tas, kur drožė. A, tas kur drožė patinka? Va čia va, įkiši vaitavą, matai, čia tokia kaip kasetė įkiši. A, čia tas, aha, kad čia įkiši, va, kinetinė šitie. Bet va tie motoriukai, kiek kainuoja padaryti. Žiūrėk, aš paėmiau vieną, kas dabar. Davai padėk atgal, nes jie eiktų nahu, kiek man kainavo. Nu gerai, supratau. Tas vienas motoriukas ten fizė. Nu, okei. Tai žodžiu, va šitaip, ne, tu gyveni. Va šitaip aš gyvenu, jo. O yra dar, o kur Miglė ten prie durų gyvena, ne? Jo. Aš gyvensiu čia, kai... Va čia Miglė gyvena, čia tu gyveni, ne?
Nu, kol kas kambariai bus ten, mūsų kambarys. Bet man atrodo, Miglė, tu nelabai kontrolės turi šito vietoj. Kažkaip Alkomas savivaliauja, žinau. Kaip buvo. Midgardas man sako, paimk ir pastatyk namą. Jo, atsimeni, kaip aš tau sakiau, nu? Jo, sako, neleis moterai statyti namą. Ne tai, kad neleisk, tu turi, ta prasme, jinai... Nu, kaip sakyti... Aš pastačiau namą. Tu turi jai sukurti iliuziją, kad jinai viską kontroliuoja, nors iš tikrųjų taip nėra, supranti, Alkomai? Ai, va taip va. Jo, tu šiek tiek netaip supratai. Nu, bet... Esmė tame, kad aš jam kaip vakar šiandien sakiau, kad pastatytų savo namas, kai pradėjo mano šitą skylę peikti. Aš nesikiu jo. Tavo Miglė skylę peikti pradėjo, pala, prie kamišį. Aš tik sakiau, kad mes esame įsikūrę griovį. Viskas. Griovį, žiūrėk, Miglė dead. Jo, Miglė. O, good morning. Nu, gerai, išpeikiai Miglę skylę, viskas aišku. Tai dabar... Tai jo, o tai Miglė čia gyvens, šitam kambarį? Nu, čia mūsų bendras kambarys. Ne, bet čia bus Miglė normalus. va ten va gyvens. Va, sponsoris sako, iš tikrųjų nežinau, kaip čia gražiai pasakius, bebros skylė kažkokia, 1 out of 10. Matai, Alkomai tavo namai. Nu, sponsoris nieko nesupranta, Grievas. Bet sponsorių, žinau, aš manau, kadangi Miglė kartu su Alkomu gyvena, tai Miglė čia pagražins viską, nes čia viską Miglė ir darė, aš kaip suprantu, Alkomas tai tik tos aparatus. Nu kaip, aš čia visą šitą kambarį pasidariau, tai. Tai tu Alkomai, tai Miglė siūsk mainin, to pats tu atstatyk aparatus, labai ne, gerai nu tai Miglė APK dažniausiai prastovi visą dieną, tai aš čia viską darau. Neprastovim, man lagina. Miglė per visą dieną pastatė va nuo čia va į tavo, va tieko pastatė Miglė per visą dieną šiandien. Primaininau daug. Nu, bet čia biškai yra jau progresas, tik dėl tų skrinių, aš tik nežinau, ar jūs tikrai norit su jom prasidėti. Nu, aš sakiau Miglė, kad čia, žinai, kaip ne vanila, bet, nu, jinai vis tiek nori tai padaryti, tai tegul daro. Nu, kai ateis, pamatys. Kodėl sakai tik tiek, aš dar padariau visus mainus. Padariau laiptus į mainus, įėjimą. Paskui radau fucking... Tai iš tikrųjų... Turnas ar tave tik šiaip išdaužt. Aš sakiau, nestatyti krūmų čia... Ant praėjimo, Alkomai. Taigi čia apeit galėsi prie vačiavo, nu. Nežinau, Alkomai, tave užmūr... O, PvP, 1v1. Galėsim patrauktos krūmus, kai užaugs jie. Negalėsim, o paėmė dabar ir išneši, kad jie mane būtent praėjimo. Tai va, žiūrėk. Žiūrėk, aš viską padariau, va čia visas praėjimas, visi šitie laiptai, viskas tačiau šiandien. Viskas, nebėra praėjimo. Viskas čia normaliai. Ką? Čia praėjimas... Midgard, see you tomorrow, bye. Iki, sėkmės. Nugi viskas, nu... Nebėra praėjimo, nu... Nežinau, ar nekenkia, aš nesu daktaras. Nu, Alkomai, nežinau. Ta prasme, tu čia... Patrauk tą tvorą savo. Nu, palauk, taigi nauga, Miglė, nu tai dabar tiek užauga ir jau dabar patrauksim. Paskui aš gal eisiu, girdit. Ja. Manau, laikas. Aš gal einu jau, nes, nu čia... A, Jėzus Marija. Aš net pamiršau, ką aš dabar dariau prie jo. Jėzus Marija. Jėzus Marija. O Jėzus, kokie jie pikti. Eina, nafig, reik bėk man iš čia. Alkom.